Kaip gerėtis viešpačiu? Aš galvoju, kad greičiausiai labai aktualus klausimas. Daugelį žmonių, nes man pačiai daug metų buvo visiškai neaišku ir nesuprantama, kaip man gerėtis viešpačiu. Nes visas raštas, tiek daug apie tai sako, kad myliu viešpatį, gėriuosi viešpačiu, džiaugiuosi viešpačiu. Ir tiek daug apie tai. Ir suprantat, paskutiniu metu man kažkaip apsišvietė. Ir dėl to noriu, kad jums apsišviestų, nes tai yra taip stipru, taip galinga, būtent suvokti ir suprasti tą Kristų, tą viešpatį, tą Dievą tėvą kaip asmenį, kuris yra gyvas ir kuris yra mano Dievas. Dar kad jis plius tas viešpats, kuriuo aš geriuosi, pats viešpats mane ragina tai daryti, gerėtis viešpačiu, džiaugtis viešpačiu. Ir dar sako, kad jis yra mano Dievas. Ir jis dar sako, kad aš esu, kad jis visur yra su manim, visur, kur aš bebūčiau. Ir tas suvokimas, bet tas suvokimas, tikėjimu turi būti. Vat žmogui reikia vis dėlto nuolankios širdies. Pripažinti, kad Dieve, tu tikrai esi. Net mano kūnas, kaip yra sukurtas, jis antiek tiksliai, antiek tobulai sukurtas, antiek atsinaujina mano ląstelės, antiek visko daug vyksta mano kūne, kad tikrai viešpatė ne šiaip sau aš gyvenu. Va tą suvokimą ugdyti, kad Dieve, aš šiandien gyvenu tik todėl, kad tu mane išsirinkai. Suvokti tą viešpatį, kuriuo Dievas sako gerėtis kaip asmenį, kaip suvokiu žmogų, kaip suvokiu vyrą, kaip suvokiu vaikus, kaip suvokiu draugus. Tiesiog jie yra kūne ir matomi, o mano viešpats, apie kurį raštas sako ir vadina gyvų Dievu, kuris veikia šiandien ir dabar kiekvieno, kuris tiki, kad Dievas yra gyvenimuose. Jis yra šiandien dabar su manim. Ir žinot, niekada nebus liūdna, nors ir žmogus vienišas gyventų, nes jis turi asmenį, ir ne šiaip savo kažkokį tai asmenį, o visagali, visur esanti, paguoda, paguodžianti, gydanti, atsakanti į poreikius viešpatį. Ir kur man jį tai atrasti? Rašte jis apie save viską yra pasakęs. Tiesiog pasiimkite raštą ir pradėkite skaityti ir ieškoti ir dėti savo į širdį kaip didžiausią turtą. Aš dar ir dar kartą kartosiuosiu, kad būtent tai, ką viešpats sako, jo žodžiai prailgina jūsų dienas, prideda gyvenimo metų ir suteikia ramybės. Ramybės visom kategorijom gyvenimo srity. Sveikatai, santykiam, finansam ateina tobula ramybė. Suvokiant viešpatį kaip asmenį, kaip geriausią draugą, ir tai aš priimu tikėjimu. Viešpatį, aš tikiu, kad tu mane išsirinkai dar prieš pasaulio sutvėrimą, kaip tu sakai. Dar pasauliai nebuvo sutverti, o tu viešpatį manęs išsirinkai. Ir tu man parašai visą instrukciją, kaip man žemėje gyventi tikėjimu, bet neregėjimu. Tu pats sakai, neremtis tuo, ką mato akis, bet tikėti viešpatė, kad tu apie save sakai. Pažinti, man reikia nuolat pažindintis, koks tu esi, kad tu esi geras mano gyvenimo prižiūrėtojas. Ir aš gėriuosi viešpatė tavim. Tai reiškia, nuolat prisimenu, ar dirbu, ar daržą tvarkausi, ar gyvūnus prižiūriu, ar namų rutiną užsiimu, grindis plaunu. Visada gali mąstyti ir džiaugtis, suvokiant, kad Dievas yra su manim. Ir man tai labai padeda tokios diskusijos pataisos namuose, kai su žmonėm ir kalbam, jūs nežiūrėkit, sakau, į mane ar į kitus žmonės. Jie ateina, išeina. Bet tas pažinimas, dėl ko jūs ateinate į susitikimus koplyčiai, gyvo Dievo pažinimas ir to Dievo suvokimas, kad jis yra su jumis.
kad jūs ateinate į koplyčią, iš koplyčios eina ten į tas kitas savo tuos kambarius. Ir Dievas ten yra su jumis. Ir niekas jau nebegali to išplėšti iš jūsų širdies, iš jūsų suvokimo, supratimo. Ir tai tikrai kiti žmonės paliudija ir pasidalina, kaip tai įkvėpia juos gyventi, suvokiant, kad Dievas yra su jais. Ir tada pradeda gerėtis, ateina mintis šviesesnės, kaip žmogus sako. Pradeda mąstyti ne tai, kad niekas čia jau nelaukia, sėdi pataisos namuose ir nieko gero čia nelauk vien tik nuteistieji aplinkui. Pradeda suvokti, kad Viešpats sutvėrė žemę ir dangų yra šiandien čia su juo, su tai žmonėmis, nes jis pats sako, kad aš esu, aš pasilieku, aš gyvenu tavo širdyje. Va tą suvokimą nešioti savo širdyje ir niekas neišplėš iš mano suvokimo, iš mano vidaus. Ir tai statydina, tas įkvėpia žmogų, įkvėpia laukti gerą. Tai grįžti prie to gerėjimuose, tas vidinis suvokimas, kad aš geriuosi, aš džiaugiuosi Viešpatie tavim. Ir kaip, pavyzdžiui, 18 psalmė sako, aš myliu Viešpatį, myliu, įsivaizduojat? Myliu, vertinu ir branginu, ką? Viešpatie, tu mano stiprybė. Ne tai, kad aš neturiu jėgų, aš turiu jėgų, nes Viešpatie, tu mano stiprybė. Aš žaviuosi tavim, aš geriuosi tavim. Ir čia kas tą daro? Žmogus džiaugiasi. Dievas mumis džiaugiasi, Dievas mus myli, viskas tvarkoj. Bet jeigu įsivaizduokit, aš čia žmogus, sakykim, telefonas, o Dievas va čia, o aš žmogus, Dievas va čia, o aš varau, va ten, Dievas mane myli, o aš išvis į kitą pusę einu ir myli, ir ką, bet aš va ten, visai kitoj pusėje, bet Dievas mane myli. Bet aš to net nežinau, net nevertinu, nebranginu. Už tai Dievas ir sako, rinkis mane. Už tai ir sako, kad užtarimo maldomis melskitės, kad kiekvienas nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Užtarimo maldos daug gali, kaip Dievas sako, karšta teisiojo malda, kad tas, kuris netiki, nepažįsta Dievo, kad galų gale jis išgirstų Evangeliją, išgirstų gerąją žinią, kad Dievas tikrai yra, vertina, brangina, kaip didžiausia brangenybė laiko žmogų. Kad žmogus nustotų save kaltinti ir smerkti, nebežiūrėtų, kas buvo atgal, nes Dievas nežiūri. Va tas Dievas, kurį aš pažįstu, kuriuo aš geriuosi, apie kurį raštas sako, jis nesmerkia, jis kiekvieną sekundę tave įkvėpia. Jis sako, mąstyk apie mano žodžius. Ir aš suteiksiu tobulą ramybę tam, kurio mintis ir protas prisipildo mano žodžiais. Suprantat, kai aš mąstau, aš patikiu, kad tai yra tiesa. Ir tada, kaip ir Dievas sako, niekas jokiais būdais tavęs neišgąsdins. Niekas ir jokiais būdais. Nes sako, tu turėk Dievo tikėjimą. Morkaus ir Mato Evangelijoje apie tai Kristus daug kalbėjo, kad turėkite Dievo tikėjimą. Kam jį reikia turėti? Žmogui turėti Dievo tikėjimą, kad gerėtis Viešpačiu, kad džiaugtis Viešpačiu, kad jį galėčiau vadinti, kad aš myliu tave, Viešpate. Tu esi mano stiprybė, mano pergalė. Viešpats yra mano uola, mano tvirtovė ir mano išlaisvintojas. Įsivaizduojat, kaip asmeniška. Aš linkiu kiekvienam, pati savo tą linkiu, nuolat pastoviai, tik apie tai mąstyti, džiaugtis Viešpatyje, nes jis yra pergalė, jis yra ramybė, jis yra sveikata, jis yra ilgas ir laimingas mano gyvenimas.